Šablonai pagreitina slenkančių ar pasikartojančių darbo grafikų kūrimo procesą. Grafiką pamainomis galima užpildyti pagal šabloną vieno mygtuko paspaudimu. Kad greitai užpildyti darbo grafiką pamainomis, visų pirma reikia sukurti šabloną. Atidarykite grafiko nustatymus. Pasirinkite skiltį šablonai. Pridėkite naują darbo grafiko šabloną. Atsivėrusioje skiltyje šablono informacijos redagavimas įveskite šablono pavadinimą. Tuomet pasirinkite šablono tipą iš sąrašo. Stulpelyje taikyti nuo nurodykite datą, nuo kada šablonas turėtų būti pradėtas taikyti. Jeigu darbuotojas nedirba šventinėmis dienomis arba prieš šventinę dieną jo darbo laikas nėra trumpinamas 1 valandą, stulpelyje darbo laikas nužymėkite atitinkamus nustatymus. Pridėkite pamainą į šabloną. Kad nereikėtų pamainų pridėti po vieną, laikydami klavišą Alt ir pamainą tempiant pelyte, ją nukopijuosite į kitą dieną. Šabloną darbuotojui galima priskirti paspaudus ant mygtuko taikymas darbuotojams arba paspauskite ant darbuotojų skaičiaus, kuriems taikomas šis šablonas. Atsivėrusioje skiltyje išskleiskite darbuotojų sąrašą ir pasirinkite, kuriems darbuotojams šis šablonas bus taikomas. Šabloną priskirti darbuotojui galite ir grafiko lange. Paspauskite ant darbuotojo kortelės, tuomet darbuotojo skiltyje, stulpelyje šablonas, pasirinkite šabloną iš sąrašo. Šablonų galima sukurti tiek, kiek reikia. Pavyzdžiui, pridėkime 6 dienų šabloną, kai darbuotojas 3 dienas dirba ir 3 ilsisi. Sugrįžkite į grafiko langą. Veiksmų juostoje išskleiskite skiltį pildyti. Pasirinkimas perrašyti reiškia, jog pildymo metu seniau darbuotojai priskirtos pamainos bus ištrinamos ir pakeičiamos priskirto šablono pamainomis. Pasirinkimas laisvadienis suplanuotas reiškia, jog atostogų arba ligos metu darbuotojų pamainos pagal šabloną nebus priskiriamos, o pridedamos į suplanuotų pamainų skiltį. Užpildykite grafiką pamainomis. Pamainos priskiriamos tik tiems darbuotojams, kuriems taikomi šablonai. Darbuotojo atostogų arba laisvadienių metu pamainos perkeliamos į suplanuotų pamainų skiltį.